Labadiena. Šiandieną tyliuose pokalbiuose mes kalbėsimės apie pašaukimą tarnystėje. Ir kalbėsimės su jums visiems labai gerai pažįstama Fondo Mamų unija steigėja, fotomenininkė, sergančių vaikučių ir tėvelių didžiąją globėją Eglė Milinauskienė. Labas, Eglute. Labas. Aš išskaičiau viename iš tavo pokalbių su žurnalistu žodį tarnystė. Tu iš tikrųjų taip ir suvokai savo pašaukimą ir savo kelią šiame gyvenime - tarnauti. Aš manau, kad taip, tu teisingai pasakėjai ir turbūt tai gimė labai seniai, žinai, po turbūt, kai mane pačią palėtė onkologinė liga. Ir aš gavau, žinai, kaip sakau, antrą šansą gyventi, dovanų gyvenimą. Tavo liga, palauk, buvo prieš 24 metus. Taip, jau seniai, žinok, 20, gal 6, 7 jau metai prabėgo, tikrai labai senai. Tai va tas laikas toks pažymėtas, žinai, ir tai buvo mano vienas tokių svarbiausių turbūt ir reikšmingiausių sprendimų, kaip aš sakau, negražinti, tiesiog tai sprendimas už gyvenimą tarnauti. Bet tai reikia pajusti, nes, sakytum, po viso šito išgyvenimo, kurį tu išgyvenai, vis tiek buvo visok abejonių, ar ne? Kas ir kaip tu tiesiog galėjai taip apsidžiaugti tuo antruoju šansu ir nerti į gražų gyvenimą, stengdamasi viską pamiršti, kas buvo. O tu pasirinkai būti vėl šalia skausmo, galime sakyti. Bet mano gyvenimas nėra negražus, mano gyvenimas labai gražus, jisai gavo labai didelę prasmę. Žinai, kiekviena diena tapo labai prasminga, nes, žiūrėk, jeigu aš šiaip gyvenčiau tik tai dėl savęs, savo pasirinkčiau tokį patogų, gražų gyvenimą, linksmą, aš nežinau, žinai, ar aš būčiau labai laiminga. O šiandien aš esu laiminga. Aš esu laiminga galėdama padėti žmonėms čia. Tai čia žinai, matyti savo veikloje, savo prasmę kiekvieną dieną, čia yra didžiausia laimė. Ir dovana, vėlgi. Žinai, čia nėra taip, kad tik tai aš duodu, aš gaunu, lygiai taip pat aš gaunu. Tai žinoma, mainas vyksta. Taip. Didžiulis mainas vyksta. Mainai vyksta. Bet tu tą pažadą vėlgi. Dar sirgdama davėjai, ar sakai, kad vat, jeigu pasveiksiu, arba kai pasveiksiu, aš darysiu tai. Man įdomu, kaip tas žinojimas vat, atėjo į tave. Žinai, labai sunku pasakyti, kuriame čia etape tai įvyko. Aš manau, tai įvyko, kai aš jau pradėjau jau sveikti, aš jau jaučiau, kad aš pasveiksiu. Aš tiesiog net nebijojau, kad aš pasveiksiu. Galim patikslinti, tu sirgai krūties vėžiu. Taip, ne? Krūties vėžiu. Tai va tada, tai turbūt taip, tada tai ir įvyko tas sprendimas, žinai, taip, aš daviau savo pažadą. Bet tu iki to laikų lygos tu kažką kitą veikiai. Visiškai. Ir tau visas gyvenimas apsivertė aukštyn kojom. Čia vėlgi. O ką tu darėjai? Aš gal net nesu negirdėjus, ką tu darėjai. Čia vėlgi didžiulis. Praeitam šimtmetį. Taip, sprendimas praeitam šimtmetį. Tai aš tuo metu antrą kartą studijavau Gedimino technikos universitete, nekilnojamo turto vertinimą ir vadybą. Tai buvo pati pirmoji tokia mūsų grupė, tokia labai perspektyvi, labai perspektyvus darbas ir verslas, kaip gali pavadinti. Tai va, tai aš apsukau visiškai savo gyvenimą, pasukau visiškai į 180, 360. Absoliučiai. Bet tiesiog nutraukiai. Taip, aš nutraukiau. Aš baigiau studijas sirgdama, tiesiog baigiau jas magistratūrą ir po to taip aš priėmiau sprendimą, kad aš turiu daryti tai, kur mano širdis, kur mane veda siela, kur mane veda kūrėjas. Žinai, iki to aš labai daug dalykų dariau dėl kažkokios, tai žinai, dėl to, kad reikia. Dėl to, kad, žinai, uždirbti pinigų. Bet tie pinigai, žinai, kaip jie atsiranda. Jie atsiranda, kiek tau reikia. Jie atsiranda tiek, kiek tau reikia. Ir žinai, kai eini širdies keliu.
Tai daug tokio priverstinio, aš galvoju, gal ir lyg dėl to išsiprovokavo, kai labai daug darai tokių dalykų, kurie tau visiškai, žinai, nu, tu neturi pasitenkinimo juose, neturi tos prasmės, neturi džiaugsmo, tik tai dėl to, kad reikia daryti. Kažkas tave tai pamokė. Bet tu buvai labai jauna moteris, tau labai jaunai ta vežiukas pasireiškė. Taip, mano dukra buvo maža, dar, žinai, man buvo turbūt labai... Turbūt baisiausia buvo dėl vaiko mažo, žinai, nes aš 2 kartus išgirdau tą diagnozę, tai antrą kartą, kai aš išgirdau, tai mano pirma mintis buvo, aš noriu užauginti vaiką, žinai, o kas pasirūpins mano vaiku, žinai, kad jis neteks mamos ir aš galvoju, aš mirštu, žinai, aš tikrai galvoju, aš mirštu, mane vėžys valgo, žinai, tai truko nemažai laiko, kad aš, žinai, išlipčiau iš tos duobės, iš to žinai, kad emocinis duobės ir pradėčiau, patikėčiau, kad, čia ne pabaiga, kad galima, žinai, viskas yra mano rankose dar. Galiu aš su medikų pagalba, su savo vidinė stiprybė, su savo vidiniu vedimu, tokiu, žinai, aš ėjau, lipau, tai truko tikrai nemažai laiko. Ar yra svarbu, kaip tu sakai, stiprybė ir tikėjimas? Labai. Aš dabar galiu, žinai, sakyti tikrai drąsiai, aš mačiau tikrai daug ligonių ir vaikų, ir vaikus, kas išveda, žinai, ir iš ligos, tai turbūt didžiąją dalį, didelį, nedrįstu sakyti, kad tai 50%, bet panašiai, žinai, tikėjimas prisideda prie sveikimo. Tikėjimas, viltis, žinai, ta dvasia tokia, žinai, tokia stiprybės. Prisideda prie sveikimo. Daug metų stebiu vaikus ir jų tėvus. Taip. Tai aš matau, kaip vaikai sveiksta. Aš matau, kai tėvai yra, reiškia, emociniai duobėjai ir leidžia savo tenai murgdytis, vaikas labai sunkiai sveiksta. Nes, žinai, vaikas yra tas bendravimas neverbalika, žinai, neverbalinis bendravimas visą laiką. Vaikas jaučia tėvus ir vaikas viską padarys, atiduos savo visą resursą tam, kad tėvai jaustųsi gerai. Iš tikrųjų, mes dar sugrįšim. Taip norėsiu dar pakalbėti ir apie vaikučius, ir apie tėvelius, ir kaip jiems išbūti tą sunkų laiką, ir kaip jiems pagelbėti, bet dar prie tavęs sugrįžkim. Ką tu tada darai, kad savo padėtum? Fotoaparatą tu tada į rankas pasiėmei pasveikus, ar ne? Aš fotoaparatą pasėmiau pasveikus, jau taip, turbūt taip tikrai. Žinai, ir tau padėjo tas fotoaparatas? Taip, man padėjo, žinai, tai buvo, man labai norėjosi, žinai, aš ieškojau to būdo, kaip pradėti kalbėti, nes apie onkologiją, apie vėžį niekas tuo metu iš vis nekalbėjo garsiai. Tai aš atsimenu, kad aš vienoje laidoje dalyvavau, tai aš buvau pati pirmoji pašnekovė, kuri viešai prabilo apie savo ligą. Apie savo ligą. Taip. Aš labai puikiai prisimenu, kad tada tikrai sulaukiau labai tokio, savo artimųjų neįgiamos reakcijos, žinai, kai kurių artimųjų, kad kam aš tai darau. Žinai, o fotografiją aš pasirinkau, tai viena iš būdų, kaip kalbėti, išnešti į viešumą, žinai, į tą temą, kaip kalbėti, kaip parodyti, kas vyksta už tų uždarų durų, kokios emocijos, kuo žmonės gyvena, žinai, kad pagaliau pradėtumėm kalbėti, kad tai nėra gyvenimo pabaiga, kad galės sugriūtų tas mitas, kad, žinai, vėžys tai yra mirtis. Tai aš buvau tas gyvas pavyzdys, kuris pasveiko. Ir aš tada grįžau atgal į ligoninę ir taip man leido pradėti tą fotografijų ciklą kurti. Aš metus laiko kūriau jį pas suaugusius. O nereikėjo tų suaugusių kalbinėti. Pati sakai, tai buvo laikas, kai net nepaduru atrodė prisipažinti, kad aš turiu tą ligą, nes kažko nevykęs esu turbūt. Nereikėjo kalbinėti moterų. Žinai, turbūt tos durys atsidarė tada, nes aš turėjau pati savo istoriją, aš turėjau patirtį ir aš ją dalinausi, žinai. Ir tai tikėjo. Taip, nes, jeigu tu, žinai, aš ateičiau į palatą ir sakyčiau, žinot, aš noriu jūs fotografuoti, bet aš pati nežinau, ką tai reiškia. Aš turėjau, kaip aš sakau, tą kortą,
Aš savo istoriją pirmiausia pasakodavau, aš žinojau, ką jos jaučia. Tai čia, žinai, kai susitinki su žmogum, kuris apie tą patį ir kuris tą patį jaučia ir kuris tą patį išgyveno, žinai, nebelieka sienų, nebelieka to, žinai, to kažkokiu tai užkardų ir moteris po truputį vėrėsi. Aišku, ten, žinai, tas procesas vyksta fotografavimo ne taip, kad, žinai, tu ateini ir pradedi pliauškinti ir fotografuoti. Ne, žmogų reikia prisijaukinti, kad jis tavęs visiškai nebijotų, nesivaržytų, kad jis būtų visiškai atviras, kad jis tavim patikėtų iki galo. Tai čia, nes čia labai jautru ir intymu. Aš prisimenu, man ir dabar akise stovi. Taip. Iš tikrųjų, tai to pamiršti negalima, man čia labiau, kad aš tai mačiau ne vieną kartą. Aš prisimenu, aišku, ir tas laidas, kuriuose tu dalyvavai ir po to jau gavai visai, kaip mačiau. Bet pagalvoju, nežinau, jeigu aš būčiau buvus tavo vietoje, sunku įsivaizduoti, žinoma, kaip tu pasielgtum. Ar rinktumės tokį kelią kaip tavo, kuris yra sunkesnis pasirinkimas. Bet tu pasirinkdama padėti žmonėms, tu sugalvoji, kad padėsi vaikams, tu pasirinkai visą gyvenimą būti šalia sergančių, šalia skaudančių. Taip, tu padedi, be jokios abejonės, kiek tu savęs atiduodi. Vėl kalbėsi apie mainą, bet ne, tai vis tiek yra kitaip. Aš labai gerai žinau, ką reiškia, kai žmonės tave apsigyvena, kuriais tu rūpinės. Tu juos ir sapnuoji, ir vakare galvoji, ir tiesiog tu gyveni, už jų, rūpinėsi jais, gyveni tu jų gyvenimą kažkuria dalim, argi ne? Žinai, pradžioj buvo taip. Dabar aš to nedarau. Žinai, bet pradžia buvo skaudėjai. Labai skaudėjo, žinai, ypatingai, kai aš nuėjau pas vaikus, ten labai skaudėjo. Nes tuo metu ir vaikų labai nemažai išėjo, tuo metu, tais metais, kai aš fotografavau, tikrai kažkaip tai jų nemažai išėjo. Ir, žinai, aš su jais, žinai, su vaiku taip bendrauju betarpiškai ir susidraugauju ir bendrauju šeimom, žinai, ten tiesiog tas įsitraukia tą šeimos gyvenimą, seki jo istoriją, nes aš ten gyvenau, aš ligoninėje gyvenau, praktiškai aš ateidavau ryte ir išeidavau vakare. Tai tas vaikų išėjimas man buvo taip, kaip lyg tai mano vaikai išeitų. Žinai, tai tame buvo labai daug skausmo, to, ko aš nemokėjau, žinai, su tuo tvarkytis. Žinai, iš manęs pareikalavo tikrai labai daug fizinių jėgų ir emocinių jėgų ir aš atsidūriau vėlgi ant tos ribos, kai man reikėjo medikų pagalbos, kad aš susitvarkyčiau, išlipčiau iš tos duobės, žinai, nes man atrodė, kad, čia, žinai, tas juodas debesys toks užslinko, žinai, nuo tų vaikų netekčių. Labai daug skausmo buvo, žinai, aš tada fotografuodama vaikus pradėjau rašyti tekstus, kurie sugulė į mano knygą, nes kažkur tą viską reikėjo padėti, žinai, man šeima sakė, ne, mums jau viskas gana, tu nebepasakok, o kur aš tu viską, žinai, tą, ką aš išgyvenau. Šiandien yra kitaip, žinai, aš supratau, kad tų žmonių gyvenimas ir skausmas tai yra jų. Aš galiu tik tai, žinai, atjausti, galiu padėti, galiu būti šalia, bet aš negaliu išgyventi jų skausmo. Žinai, čia tokia savotiška vyko šventvagystė, sakyčiau, tuo metu, nes aš nesupratau, nemokėjau, žinai, elgtis su svetimu skausmu, su jų gyvenimu. Žinai, nes čia toks kaip savinimas, žinai, kito gyvenimo, kito skausmo. Tai, kad tu bandai prisimatuoti kito skausmą ir perimti jį savo, tu tai vadini šventvagystę. Aš manau, kad taip. Tai, žinai, tai jokia pagalba tam žmogui. Jokia pagalba. Nei tu perimsi to skausmo. Tai taip, kas iš manęs raudančios, kokia pagalba tam žmogui. Taip, nei tu pagalbos suteiksi tinkamas. Taip, tai žinai, čia yra jo gyvenimas. Pagarba jo patirčiai, pagarba to vaiko ten, žinai, pasirinktai, jo sielos pasirinktai patirčiai, pagarba jo išėjimui, jeigu tai yra nuspręsta vėlgi, taigi ne mes čia sprendžiam, žinai, tos dalykus. Visai šeimai, žinai, ir tiesiog tai aš galiu tik tai būti ir, žinai, suteikti pagalbą, tokios, kokios jiems tuo metu reikia, bet negaliu nugyventi jų gyvenimą. Bet tokiuose situacijose labai reikia žmogaus, ar ne, kuris šalia būtų. Labai reikia. Tiesiog žinai. būtų. Tai tiesiog būtų, taip. Tu teisingai ir kad tu jaustum, kad jis tave supranta. Man kažkaip tai niekada nereikėjo tai kažkokių tai psichologinių mokytis, kažkokių atskirai psichologinių žinių ar dar kažko, tai žinai, aš turiu turbūt gana tą stiprią empatiją, žinai, aš tiesiog jaučiu, ką tuo metu reikia, ar tau reikia
kalbėti, ar tau reikia tiesiog pabūti šalia, tiesiog apkabinti, tiesiog patylėti, žinai, pabūti tuo sargu, tokiu saugančiu, žinai, jo visą tą erdvę, kad jam būtų saugu, kad jam būtų, žinai, kad jį kažkas supranta, kad jis turi kažką atsiremti, nes tai suteikia labai daug stiprybės, žinai. Tai kartais nereikia net lysti, žinai, ten į jo tą vidų ir bandyti krapštyti kažką, žinai. Aš įsivaizduoju, kad pradžioje tėvai būna labai pasimetę, ar ne, sužinoja, kad jų vaikutis serga. Nes visą laiką, bet tos ligos irgi tu vengi apie tai kalbėti, kaip ir apie kokią mirtį vengi kalbėti. Atrodo, nekalbėsi, tai ir neprisišauksi. Toks yra vidinis, toks jutimas, toks yra. Ir dabar tai atsitinka, pasaulis griūva, Dieve mano, ką daryti. Ir tu atsirandi, ir tu esi šalia tų tėvų, kurie apimti tokio siaubo. Aš jau labai gerai žinau visas tas stadijas. To, žinai, pirminės žinios, to laikotarpio, kiek tai trunka, žinai, kol tėvai pradeda susivokti, kame jie yra, kol žinai, tu labai daug tų stadijų, ką ir tau, ir turbūt ir kiekvienas psichologas pasakytų, žinai, tai yra neigimas, tai yra pyktis, tai yra, žinai, ir tą pirmą mėnesį, tą pasakytą informaciją, jie išgirsta 20%. Gali kalbėti, ką ten nori, žinai, kiek nori ten, žinai, suteikti tos informacijos, jie girdi 20% tos informacijos. Tik po mėnesio, trumpiau. Nesugeba priimti. Ne, tai yra toks emocinis šokas, aišku, tai, žinai, nes reikia su tuo susigyventi, nes ten vyksta, žinai, vidinė ta drama. Ten vyksta daug dalykų, tokių, žinai, ir sakau, ir pyktis, ir nepasitikėjimas, ir vėl visokie prakeiksmai, žinai, ten, ir kur tas Dievas yra, žinai, ir kalties, toksai, žinai, tas kalties jausmas didžiulis, ką aš ne tai padariau, žinai, kol galų galę susivoki, kokia ta situacija reali, kol tą ligą priimi, kol pradedi tiesiog eiti tuo keliu, žinai, susivokti, kaip čia geriau tam savo vaikui padėti, o ne, žinai, neįkristi į tą emocinę duobę. Tai tų stadijų yra labai daug, žinai. Bet tiesa, kad didelis procentas onkologinių ligų, kuriamis suserga maži vaikai, yra išgydomas. Labai didelis procentas. Labai didelis. Tikrai, žinokit, 80-90% vaikų pasveiksta. Tai yra labai didelis procentas. Jūs galim, žinot, pasidomėti kitų ligų statistiką. Tai yra tikrai išgyvenamumas. Aš manau, kad galima lyginti. Tai tikrai yra. Ir kitų ligų yra žymiai, gal daugiau netgi vaikų iškeliauja. Taip, o jeigu atsitinka būtent tas atvejis, kai žinai, kad tu nepatenki, tuos 90% tavo vaikas nepatenka ir vėl tu esi šalia tėvų, kurie žino, kad vaikutis išeis. Kaip tada būtų? Vėlgi, žinai, labai svarbu tas buvimas, žinai. Ir, gali kalbėti su šeima, su mama, su artimaisiais, tiek, kiek jie pajėgus suvokti tą situaciją ir patį išėjimo procesą, žinai, tai čia reikia labai tos empatijos ir to pasimatuoti, kiek žinai, kad neįžeisti jų jausmų, kad nesumenkinti jau, žinai, to buvimo, taip, čia toks labai jautrus momentas, žinai, kur, kaip aš sakau, eini labai plona linija, kad nesužeisti žmogaus. Viską, žinai, man svarbiausia padaryti viską dėl žmogaus, bet jo nesužaloti ir nesužeisti, žinai, kad jisai būtų saugus, kad jis jaustųsi saugus tame, kame jisai yra, žinai, suteikti to saugumo. O tai išėjimas, taip, tas momentas yra, vaiko išėjimas yra, aš dažnai pati bandau, žinai, pasimatuoti ir dabar netgi, žinai, po tiek laiko darbo su vaikais, žinai, kaip, čia turbūt, aš galvoju, kad didesnio skausmo nėra. Paleisti iš tos didelės meilės, tą, kad tu, žinai, sukūrei, kas iš tavęs gimė ir neužaugo, tu nematei, žinai, to vaiko, jo suaugusio, neišleidai jo į gyvenimą, tai pilnai, čia yra labai didelis skausmas. Ir sunku jį suvokti. Ir turbūt niekada nesuvoksi to nepatyrę, žinai. Čia tik tai gali prisimatuoti kažkiek tai. Aš jaučiu labai didelę pagarbą ir meilę, žinai, šitom šeimom. Taip, nes, čia reikalinga begalinė stiprybė. Ir ypatingai po to, žinai, kai
kai vaikas jau iškeliauja, žinai, šeimai grįžti į normalų gyvenimą. Ir va šitoj vietoj norėčiau pasakyti, kad va čia labiausiai turbūt trūksta šitos paramos, va tokios atramos šeimai, tai va šitoj vietoj. Tiek iš organizacijų, tiek iš valstybės, iš visur, nes ties šitą vaikui iškeliavus praktiškai viskas nutrūksta. Va, tiesiog, žinai, šeima daugelis šeimų tiesiog nebesugeba, žinai, nebemoka gyventi, nebežino, kaip gyventi. Tokį didelį skausmą patiriant reikia grįžti ir į sociumą, žinai, ir į darbus reikia grįžti kažkaip. Tai yra galbūt kiti vaikai, žinai, tai dažniausiai tos šeimos, aišku, atsikelia, jeigu yra emociškai grįžta į normalų gyvenimą, jeigu yra dar šeimoje kiti vaikai. Na, tai yra didelis toksai stimulas dėl vėl kažkaip stengtis sugrįžti. Buvai užsiminus, kad tėvai, kurie yra šalia savo sergančio vaiko, savo buvimu, galbūt savo to harmoningų debesių, kurie sugeba sukurti, jie gali labai padėti vaikui. Taip, labai. Ir kad vaikas labai jaučia, kaip tėvai blogai jaučiasi ir jis padarys viską, kad ta mamytė neverktų. Ir čia irgi turbūt kalbėtume apie tai, kaip yra svarbu, ar ne, jis augo tą ramybę, kad tą neįmanomą dalyką. Labai svarbu, žinot. Įsivaizduoju, kad tavęs klausosi dabar ir mamos ar tėveliai, kurie turi sergančius vaikus. Man teko turbūt vieną kartą labai pasielgti. Aišku, labai kažkaip tai jaučiausi, žinai, nedrąsiai tą dariau, bet iš kitos pusės ryžausi daryti, žinai, ir kalbėti su mama. Na, aš ją labai gerai žinojau, žinai, mes daug bendravom, kuri iš tikrųjų, išgirdus antrą kartą vaiko diagnozę, įkrito į tokią emocinę duobę, kaip aš sakau, tokią, kad, ten, žinot, buvo ašaros kiekvieną dieną. Žinai, ir aš ją pasikviečiau, sakau, mama, ką tu darai? Ar tu suvoki, sakau, kad tavo vaikas atiduoda visą resursą tau, kad tu gerai pasijaustum? Sakau, jis neturi resursos veikti, tu jo nepalaikai, sakau, savo raudom, sakau, tu esi, aš labai grubiai tada pasakiau, sakau, tu esi egoistė. Sakau, tu naudojasi jo resursu. Žinokit, tai paveikė, aš nemoku pasakyti, kitą dieną. Liovėsi, tą pačią dieną viskas liovėsi. Suprantate, ta mama pakilo kaip feniksas. Jinai suprato, bet, žinot, čia toks labai drastiškas ir rizikingas dalykas, žinot, nes turbūt ne kiekvienam gali pasakyti tuo momentu, kai jisai yra visiškai tam žinai, tokioj būsenoj. Tai va, bet taip yra. Tai tėvai yra, tėvams reikia tik tai padėti. Ir reikia būti, žinot, turėti tos vilties, turėti to tikėjimo, turėti to, žinot, to gero užtaiso resurso, nes per ligą pats vaikas keliauja, žinot, tiem tėvam nereikia, jie negali niekaip būti to vaiko kūne, būseno išjausti, ką jis jaučia, jis turi tik tai padėti, žinot, palaikyti, va, viskas, čia jo tokia, žinot, rūpintis, mylėti, būti šalia, viskas čia yra, va, pagrindinis vaistas. Dabar galvoju, per tiek metų mamūnijos, o kiek metų? 18, 20? 18, taip. 18 metų. Taip. Beveik tiksliai prisiminiau, per tuos 18 metų. Kiek tu šeimų pažinai? Ar bandai skaičiuoti? Tiksliau, kiek šeimų, koks tas skaičius šeimų, kurių gyvenime tu buvai ir būsi visą laiką kaip šeimos narys, jie tave prisimins kaip savą žmogų, kuris buvo labai svarbių momentų. Aš neskaičiavau. Aš tikrai neskaičiuoju, žinai, neprisirišu prie... Aš manau, kad tu to nedarai, bet taip skaičiaus, kažkaip... O kiek žmonių mane atsimena, tai tikrai aš manau, kad atsimena ir mes palaikom ir žinot, ypatingai iš tų pačių pirmųjų metų. Mes palaikom ir tą ryšį, žinot, ir mūsų ta bendruomenė yra tokia nemažai. Ir tie vaikai kartais atvažiuoja iš labai tolimų Lietuvos kampelių ir tu pamatai tą išaugusi tokį gražų vaiką, žinai, kurie jau tapę suaugusiais. Tai, žinokit, čia yra tokia dovana, toks dėkingumas man visatai, kurie, žinot, už tą vaiką, už tokią dovaną matyti jį augantį, pasveikusi ir toks džiaugsmas. Aš kartu su ta šeima taip džiaugiuosi. Ir labai gera tu turėti tą ryšį, žinot, tokį. O
aš specialiai jo kažkokio tai, žinot, nesiekiu ten kažkaip labai laikyti ir kurti, tiek, kiek jie patys nori, žinot, bet gera, labai gera. Tai va, tai skaičiaus tokio nepasakysiu, tikrai neprisirišu prie to. Ir vėl teko įskaityti vieną tokią mintį, kurią buvai pasakius, kad tau reikėjo prisijaukinti ir suprasti mirtį. Ar tu jau prisijaukinai ir supratai? Aš manau, kad ta kelionė turbūt nesibaigs iki tol, kol aš čia būsiu šioje žemėje. Bet aš manau, šiandieną jau galiu sakyti, kad taip. Tai truko labai ilgai. Tai neatsitiko iš karto, tarkim, nugalėjus savo ligą? Ne, tikrai ne. Tikrai ne, aš nesupratau, žinai. Aš iš vis nesupratau, kodėl mane, žinai, gyvenimas vedžioja tais vingiais ir visą laiką mirtis būna, žinai, visą laiką šalia. Ašgi pati esu išgyvenus klinikinę mirtį. Tai buvo onkologinės ligos metu? Ne, tai nebuvo onkologinės, tai buvo, taip, tai mano buvo dukros gimimo metu, aš tiesiog patekau į klinikinę mirtį. Tai vaikas galėjo netekti mamos tuo metu. Tai ta mirtis, jinai, taip, mane visą laiką šalia buvo, bet žinai, aš tai turbūt, dar nebuvo laikas man suprasti ir suvokti, žinai, kodėl jinai šalia. Aš daug vaikų palydėjau labai, dalyvavau, žinai, išėjimuose vaikų ir tik tai praėjus labai tokiam nemažam laiko tarpui, aš suvokiau, taip, žinai, buvo tokių pradžioj, fondo įkūrimo pradžioj, žinai, buvo tokių momentų, aš turėjau tokį jausmą, pajautimą, kad aš ateidavau į palatą ir aš žinodavau, kuris vaikas gyvens, kuris ne, žinai. Tai man tai buvo labai baisu, aš nesupratau apie ką tai, žinai, dar. Ir aš prašiau, kad šitą jausmą iš manęs, tą pajautimą atimtų. Tiesiog, aš jo nenoriu. Tu meldėsi? Jo, aš prašiau, žinai, sakau, Dieve, paimk iš manęs, aš noriu tos vaikus matyti, žinai, nežinoti, kuris išeis, kuris neišeis, tiesiog. Jo, ir kažkurį laiką man visas šitas jausmas užsidarė. Tai aš tada pradėjau nebežinoti. O dabar sugrįžo? Sugrįžo. Aš paprašiau, kad sugrąžintų. Kodėl? Todėl, kad aš visai kitaip suvokiu tą mirtį, žinai. Aš visiškai jos nebijau. Aš žinau, kas yra mirtis. Gali pasakyti? Aš jau gal tau kažkada tai sakiau, kad antras mirties vardas yra meilė. Kad mirtis, mes gimstam ir mes jau tą pačią sekundę einame į mirtį. Tik, žinai, mes ją ignoruojam, mes ją atmetam, mes ją stumiam, mes jos nesuprantam. Mes neturim tradicijų tiesiog mirties. Ir mes kažkodėl tai jos bijom, bet visi tenais keliaujam. Ir turbūt, žinai, pasiruošti tam, per visą gyvenimą. Mes turim laiko, aišku, maži vaikai neturi, arba tos sielos, kurios labai greitai iškeliauja, žinai, nepasiruošusios, tarkim, žūsta kažkur tai karuose, avarijose, tai jos nėra pasiruošusios galbūt iškeliauti, bet taip mes turim laiko ruoštis. Ir mes privalom tą dalyką daryti, žinai. Ką reiškia ruoštis? Ką reikia daryti? Tiesiog ją prisijaukinti. Tai yra natūralus procesas, kaip ir gimimas. Žinai, jeigu kažkuriuose kraštuose, kurios ypatingai tose rytų kraštuose, kur mirtis yra natūralus procesas, kur išlydėjimas yra toks pats, tokia pati šventė, kaip ir sutikimas tos sielos į ateimo į kūną, taip ir iš jos išlydėjimo. Tai čia man labai labai viskas aišku, žinai, man labai viskas paprasta. Aš tiesiog jos nebijau, žinai, man žinai, jinai kaip ir gyvenimas. Aš taip ją labai paprastai suvokiu, žinai, Bet buvo tas tarpsnis, kada ir tu bijojai. Ar tau buvo baisu apie tai kalbėti? Buvo. Aš manau, kad atėjo laikas apie tai kalbėti. Aš manau, kad atėjo. Galbūt, žinai, tai labai drąsu. Žinai, aš tikrai nesitikiu, žinai, kad visų žmonių čia palaikymo ar kažkaip tai
Juk ir tada, kai aš pradėjau kalbėti apie onkologinę ligą, aš tikrai sulaukiau labai daug skeptikų ir visokių komentarų, žinai. Tai aš manau, kad ir dabar tas pats, nes mes skirtingi žmonės, mes skirtingai suvokiam pasaulį, mes skirtingai suvokiam ateimą, išėjimą. Tai aš manau, bet aš manau, kad atėjo laikas kalbėti apie tai. Ir apie tą mirties kultūrą vėlgi. Ir apie tą, baimę ko? Manau, kad nežinomybės baimė. Taip, tai nežinomybės baimė. Tu nežinai, taip, dėl to tu bijai ir tada privengi. Ir tada tiesiog stengiasi nustumti tą nemalonę temą į šoną, jeigu tai yra įmanoma. Bet žinai, kai aš pasakau kartais, irgi nesakau į kairę dešinę, bet pasakau, tai mes tyliuose pokalbiuose kalbam apie netektį, mes kalbam apie gedulą. Pamatau išsiplėtusias akis, truputėlį nustebusias, truputėlį tylos ir tada pasipila išpažintis kažkokia, giliai nešiota, neišpasakota. Apie tai, kad gedulas ir jame gyvena. Apie tai, kaip, nežinau, vaikas vakar klausė, mama, tu jau tokia nebejauna, gal tu mirsi šiandieną. Ką man reikia atsakyti, ką man reikia su tuo daryti. Ta prasme, klausimų įvairiausių ir problemėlių tokių mes visi turime susijusių su tuo, tokiu nemaloniu dalyku. O tu sakai, reikia prisipratinti, reikia prisijaukinti ir dar pakalbėkime apie mirties kultūrą. Tikrai labai nepopuliariai pasakėjai. Aš žinau, kad aš nepopuliariai. Aš tikrai žinau, kad kalbėti apie mirtį ir sielos iškeliavimą, išlydėjimą, tai čia visiškai, aš nežinau, kiek, procentų žmonių gali taip, natūraliai priimti. Pradžioje kyla tas pasipriešinimas, taip, norisi galbūt užsidengti, negirdėti, nes tai nesukelia tokio, labai džiaugsmingo jausmo, bet, aš tai sakau, man tai yra dalis gyvenimo, kam bėgti nuo to, kas neišvengiamai įvyks. Bet kaip tu apibrėžim, ką tu supranti kaip mirties kultūra? Kaip būti su šita savoka, su šito supratimu, kaip tam ruoštis? Visų pirma, tai nebėgti nuo to, kas neišvengiama. Taip. Visiškai, čia toks kaip stručio galvos įkišimas į smėlį. Tai čia lygiai taip pat, kaip žmonės nežino, kaip elgtis, kaip ateiti prie sergančio, metongologijai. Dažnas nežino, kaip elgtis, jie arba pradeda vengti bendravimo. Išvis, to žmonės nusisuka nuo jų. Bet čia tokie, kodėl mes tiesiog vengiam, bijom tų nemalonių, tų nepatogių situacijų, tai vengiam pačio gyvenimo. Juk čia, mes nei vienas nežinom, kas. Bet aš sakau, mirtis tai yra, tai neišvengiamas dalykas, visiškai absoliučiai. Tai kodėl reikia nuo jos bėgti ir slėptis, Lyg tai jinai mūsų nepasieks, Tai. Ir dažnai, žmonės išeidami, bet apie tai nepakalbėję, nepasiruošę, vengdami, dažnai išeina, tokioje kaltėje. Tokioje, tarsi kažko tai nepadarė, tokiame, skausme, tokiam, pačio savęs atstumime ir tas išėjimas būna, tos sielos, toks užstrigęs. Eglute, tu pati neseniai praradai tėtį, taip? Palaidojai tėtį. Taip. Vėl tą žodį bandžiau užmaskuoti, tiesiog. Mirė tėtis ir tu jį palaidojai. Tai vyko prieš metus gal? Taip, daugiau prieš 1,5 metų jo. Taip. Tu jau buvai susitaikius, kaip pati sakai, supratus mirtį? Ar tu buvai lygiai taip pat pasimetusi savo skausme duktė, kurios tėtis mirė? Ne, aš jau supratau, supratau apie ką, tai aš supratau jo išėjimą, aš jį išlydėjau, aš išlydėjau ne, kaip čia dabar taip aiškiau pasakyti ir kad žmonės suprastų, aš išlydėjau jo sielą. Aš išvedžiau jo sielą iš šito žemiško būvio, ta prasme, aš padėjau jo sielą išeiti. O tu buvai šalia, kai jis mirė? Taip, aš buvau šalia.
Aš jį lydėjau, mano tėtis buvo prijungtas prie aparatūros. Žinai, vyksta, mes gyvenime nepastebim labai daug ženklų, ką mums siunčia visata, iš tikrųjų tos ženklus, jeigu mes, žinai, sektumėm juos. Tai aš atėjau į Kauno klinikų reanimacijos, žinai, ten tą skyrių ir, žinai, visą laiką ten būdavo tiek daug daktarų, tiek daug, žinai, ten žmonių, ligonių, ir visą laiką kažkas tai ten, žinai, vykdavo visokie veiksmai. O tuo metu, kai aš atėjau jį išlydėti, aš dar nežinojau, žinai, kad, nu, aš jau jį išlydėsiu, žinai, taip, ten tik tai ruošiausi. Viskas vyko, žinai, visą tą sudėliojo taip, kad tam skyriu atrodo, kad nei vieno daktaro neliko. Man, žinai, man buvo suteikta visa erdvė, ta prasme, kad man niekas netrukdytų tai atlikti. Žinai, aš su juo prabuvau gerą, turbūt, aš nepasakysiu, kiek aš laiko ten prabuvau, tikrai ilgai prabuvau ir turbūt jisai laukė, kad aš ateičiau, žinai, aš jį laikiau už rankos, aišku, jisai buvo komai, bet aš supratau visiškai aiškiai su jo siela bendraudama, kad jisai mane girdi, kad jisai, ir aš jį vedžiau žodžiais, žinai, bet kas svarbu tame, kad aš nebuvau nei dukra, aš buvau tik tai tas lydinti siela. Aš manau, kad tu taip suvokiai, bet tėtis, kuris laukia tavęs ateinančios, jis tavėje matė ir ne tik sielai, savo dukterį matė, savo dukters sielą. Gal tai buvo kitaip? Na, aš manau, kad mes turėjom jau susitarimą. Susitarimą, taip. Žinau, aš irgi prisimenu, bet kažkas yra kažkas tokio paslaptingo ir nenusakomo. Kai mano tėtis sirgo, jis sirgo vėžiu ir aš Vilniuje, tėtis gulėjo ligoninėje Plungėje ir aš nežinau, iš kur atėjo jutimas, tiesiog turėjau už kelių dienų, tada laidą kūriau televizijoje, man reikėjo filmuoti studijas už kelių dienų, aš atsikėliau, aš žinojau, kad man reikia atsikelti, nusifilmuoti dabar, o tą dieną man reikia važiuoti Plungę. Mama sakė, kodėl tu tai darai? Sakė, šįryt buvo užėjusi kaimynė aplankyti, anksti ryte jinai ten dirbo turbūt ligoniniai, buvo užėjusi aplankyti, sako, viskas gerai, žinai, ten pašmaikštavo, dar pajokavo su tėčiu. Aš sakau, jau lipu į mašiną. Ir aš lipu į mašiną, pasiėmusi juodus rūbus. Manęs artimieji klausia, ką tu darai. Aš sakau, žinau, kad man taip reikia. Pusiaukeliai iki mano Žemaitijos. Mama skambino, jau nebevažiuok į namus, važiuok tiesiai į ligoninę. Jis silpsta staigiai. Ir kai aš nuvažiavau, tai taip, aš irgi manau, kad jis manęs laukia ir pabuvo su manimi ir su mama, na ir vėl. Nežinau, tos tiksliai laiko valandą ir 2 ir išėjo. Tai vat, čia gal irgi mūsų sielos susikalbėjo. Tai taip, tai čia, žinai, visą tą sakau, siunčia labai daug ženklų, mes tiesiog jų, žinai, ir ateina tas jeigu, žinai, mes atsiduodam tam vedimui, žinai, klausom ne proto, kuris visą laiką trukdo ir, žinai, prisikūrė visokiausių planų, bet savo sielos, savo širdies, jį visą laiką teisingai veda. Teisingai, tikrai taip. Tai žinojimas, žinai, jisgi ateina ir tu nežinai, iš kur žinai. Taip, nežinai, kodėl. Tu žinai, kad taip reikia daryti ir va tada tą reikia daryti ir va tą suknelę pasiimti. Taip. Nes tai ir yra apie tai, supranti, apie tas mūsų žmogiškas galės, kurias mes turim kiekvienas. Tik tai mes, žinai... Nukišę kažkur į toliausią kampą. Taip, mes leidžiam savo... Nepasišnekam patys su savimi ir kažkaip reikėtų, net nežinau, tą jautrumą žadint. Reikėtų, žinai, reikėtų kartais leisti tam protui pailsėti, žinai, ir neduoti, neleisti jam tiek daug sprendimų daryti, o pasiklausyti tai, kur veda tavo širdis. Tai va, ir su mano tėčiu taip, žinai, nutiko, aš tiesiog mačiau tos visus ženklus, žinai, ir jo, bet tai ir tas lydėjimas. Jeigu aš būčiau vedus jį iš emocijų, žinai, su ašarom, su panašiai, su dukters rolė, tai turbūt aš turbūt nebūčiau sugebėjusi išlydėti tos sielos. Vėlgi, aš jam sakau, tėti, aš tave taip myliu, sakau, kad aš tave paleidžiu, aš leidžiu tau išeiti. Ten, kur tau saugu, ten, kur tavo siela šiandien dabar turi būti. O žinai, man ir dabar va tokie šiurpuliukai eina per kūną. Labai gražu. Labai gražu ir labai gražu žodžiai. Jų prasme reikia suprasti ir reikia išmokti, bet ne tai, kad mintinai išmokti.
kad tu mokėtum tai pasakyti, kai tavo artimasis išeis. Kai tu jūsi, kad jisai išeina, kad tu galėtum pasakyti taip gražiai, kaip tu pasakėjai. Išleidžiu tave. Taip, žinai, mes dažnai laikom įsikabinę į tą artimai ir, žinai, verkiam, raudam, bet ko mes raudam? Savęs gailim. Savęs gailim, būtent. Ir kalbėti apie meilę, aš manau, kad tada tikrai nereikėtų taip, žinai, labai drąsiai ir atvirai šnekėti, kad aš tave taip myliu. Aš tave taip myliu, kad aš tave paleidžiu. Čia, aš galvoju, kad, čia taip, žinai, čia yra ta tikra meilė, paleisti ir nesisavinti, žinai, tai, kas yra ne tavo, tai, kas yra ne tavo galioje. Jie atliko viską, ką čia reikėjo, žinai, jos patirtis čia baigėsi, man, žinai, tik dėkingumas ir pagarba tai sielai, žinai, per kurią aš atėjau, žinai, per kuri mane atlydėjo, kuri dabar išeina, aš ją išlydžiu. Žinai, tai... Teko matyti ant vienų atsisveikinimo salės durų. Žinai, visada būna, kažkoks užrašas būna parašytas. Neatsimenu aš visų užrašo, bet mintis buvo tokia: neliūdėkite, aš tik išėjau į kitą kambarį. Ar tau atrodo teisingas toks sakinys? Kažkurį laiką taip. Žinai, ta siela kažkurį laiką ir iš tikrųjų, žinai, aš ką kalbu ir apie tą mirties kultūrą ir turbūt tas tradicijas, žinai, reikėtų prisiminti turbūt dar išlikę mūsų tų gyvų, žinai, senolių, kurie galėtų padėti atkurti, nes vėlgi tas laikas, tos išėjimo dabar, ką mes darome, mes labai greitai, žinai, sukišam, greitai tą pačią dieną vos ne, žinai, atsisveikinam ir išeinam, žinai. Ta siela iš karto neiškeliauja taip savo, taip šmurkšt ir viskas, žinai, iš tikrųjų tai dar kažkurį tai laiką čia pabūna, vėlgi yra etapai jos kelionės, tai tos 3 dienos, atsimeni, žinai, kaip būdavo. Tai... Be jokios abejonės, ir jos nebuvo iš pirštų laužtos. Ir buvo, dideli darbai daromi, stengiamasi išvalyti kelią, padėti keliauti sielai. Žemaitijoje tie pučiamųjų dūdų orkestrai, tai jie kodėl ten buvo? Kad giedojimai, žinai. Giedojimai. Taip, tai pagarbiai išlydėti šitą sielą, nes ta siela kažkurį tai laiką jinai būna. Ir dar atbaidant visokius blogius ir kad šviesių tunelių. Taip, tai čia taip ir turėtų būti. Aš irgi savo tėčio neleidau, žinai, mes taip susitarėm su šeima, žinai, kad mes tikrai 3 dienas jo nejudinsime, žinai, leisim pagarbiai jo kūnui išbūti, tik tai tada mes jį kremavom. Tu man esi be galo stiprus žmogus. Žinot, aš noriu vienu sakiniu pradėti mūsų pokalbį pristatant Eglę ir taip išeina, kad tas sakinys kaip ir paskutinis mūsų pokalbį ir visai tinka. Aš norėjau pristatytą Eglę pasakyti, kad ji man yra toks žmogus, kuris savo skausmą išgyventą, tarkim, buvimą ties riba, sugebėjo paversti nerandų, skaudžių ir didelių savo kažkur širdį, savo tiesiog visą gyvenimą užklojusi, sugebėjo paversti dovaną, kurią jis šiandien dalyja žmonėms. Ir tai daro daug metų. Štai ir naujas kelias Eglės irgi yra apie tai. Didelis dėkui tau už pokalbį. Ačiū, kad kalbinai. Ačiū labai. Ir tiem, kurie klauso. Ir tai buvo tylūs pokalbiai.